Rugsėjo 19 dienos rytą Akmenės rajono suaugusiųjų mokymo centre buvo pristatytas projekto socialinės integracijos gerinimas per kompiuterinį raštingumą baigiamoji konferencija Akmenės, Kelmės, Mažeikių, Joniškio, Jonavos, Kauno ir Vilniaus regionų gyventojų konkurencingumo darbo rinkoje didinimas bei jų socialinės integracijos ir aktyvaus pilietiškumo skatinimas. Visi pakviesti į konferenciją, projekto dalyviai, partnerių atstovai ir vykdytojai privalėjo užsiregistruoti registracijos knygoje. O dalyvių registracijos metu visiems atvykusiems smagias dainas skyrė bočių kolektyvas. Plačiau apie projektą socialinės integracijos gerinimas per kompiuterinį raštingumą papasakos Birutė Baltutienė, Akmenės rajono suaugusiųjų mokymo centro direktorė ir projekto vadovė. 2010 metais buvo kvietimas rengti kompiuterinio raštingumo projektus. Paskaitėme reikalavimus ir supratome, kad tai yra mūsų projektas, mes tikrai jį parengsime. Vieninteliai iš visų pareiškėjų gavome 100 balų. O kodėl būtent kompiuterinio raštingumo projektą rengiame? Tais metais kitų pasiūlymų iš ES agentūros nebuvo. Antra, mūsų Akmenės kraštas yra geografiškai nutolęs nuo didmiesčių. Mes manėme, kad tokiu būdu mes žmonėms padėsime, nereikės važiuoti kitur. Ir antra, išmokysime dirbti internetu ir jie gerai jaus. O ar žmonės noriai įsijungia į tokius projektus, dalyvauja juose? Ypatingai tuo projektu domėjosi virš 45 metų žmonės, tiksliau pensijinio amžiaus žmonės. Jiems tai laiko praleidimas ir išmokimas, kaip dirbti kompiuteriu, nes jie tiesiog prieš anūkus nekaip jaučiasi, kai anūkai labai gerai moko, jie nemoka. O mes tiesiog kvietėm organizacijas, kvietėm mokyklas atskirai pasimokyti, nes vilioja ECDL jaunimą, kadangi ECDL, jeigu ne projektas, jie būtų labai brangiai už jį mokėję, o pas mus buvo nemokamai. Nebuvo sunku rinktis, nebuvo. Kiek dienų vyko, kiek valandų tie mokymai, į kuriuos galėjo ateiti žmonės? Kaip tie mokymai iš vis vyko? Visų pirma, mes tai viešindome ir kviesdavome per vienybėje esančių skelbimą dėdavome, o trumpoji programa 64 valandų, tai vykdavo 4 valandas per dieną su kavos pertraukėlę, 11 dienų vesdavo dėstytojas pagrindinis ir 5 dienas konsultantas, iš vis 16 dienų. Tai yra neformali mūsų pačių parengta elektroninės bankininkystės programa. O formali profesinio mokymo programa jau vyko 44 dienas po 4 valandas, 176 valandų ir po 4 valandas per dieną ir 22 dienas dėstytojas pagrindinis, 22 dienas konsultantas. Konsultantas tiesiog įdiegdavo praktiškai tą, ką išmokė dėstytojas. Niekada nebūtume laimėję projektą, jeigu nebūtume turėję tokios formalios 176 valandų profesinės programos. Ar bus dar galima panašių projektų, rašysit, įvykdysit? Kokie artimiausi jūsų projekto rašymo darbai? Geras klausimas, aš jo labai noriu visą laiką. Kompiuterinio nebereikia, sotu jau, gerai, jau visi išmoko. Mūsų centras, suaugusiųjų mokymo centras, yra paremtas visais. Visą tai, ką jūs matote ir visas veiklas ir tą aplinką, vien tik projektais. Renovacinis projektas, kur suremontuotas pastatas, yra mūsų centro projektas. Mes patys jį rengėm ir administravom. Nuotolinį mokymą, kurį davė, mums jau išdavė leidimą ministerija vieninteliams Lietuvoje, taip pat vieno projekto pagalba. Mes vykdė per projektą, gavom lėšų, o paskui ministerija pripažino. Profesinį mokymą, licenciją gavom per FARE projektą. Visi projektai padėjo mums gyventi. Kompiuterinis padėjo, įgijom patirtį, padėjom žmonėms ir tie žmonės buvo mūsų draugai. Ypatingai aš labai džiaugiuosi seniukais, bočiais, seniorais. Jie nuostabus ir visai, ką mums padėjo, kaip ir mes jie. Netolima ateitis, apie ką svajoju ir negaliu niekada, jau laukiu tų kvietimų, įsteigti profesinio mokymo centrą čionai, kartu su bendruoju lavinimu. Ir jau ugdymo planai mūsų ministerijos tai leidžia, bet reikia bazės. Laukiu 14 metų. Ar šio projekto rezultatas jūs tenkina kaip projekto vadovė?
labai geras rezultatas, labai. Tik netenkina, kad aš negalėjau žmonėm padovanoti kelionės į užsienį, pasimokyti, tenai pasikvalifikuoti, mums to neleido. Kad negalėjau Viktus palikti po vieną kompiuterį. Išnaudojau Viktus, išnaudojau jų elektrą, o nieko nepadovanojau, apart lentą, ant kurios reikia rašyti. Nieko daugiau. Na, va čia tai tie suvaržymai man nepatiko, bet taip tai viskas puiku. Baigiamąją konferenciją pradėjo bočių kolektyvas. Šiaurės Lietuvos lygumos žaliuoja, čia žemaičių žemė, šimtmečius gyvuoja, žemės klodai slepia, šito krašto turtą, topolių kukuose, jaunas miestas duota. Čia akmenės kraštas, žmonėmis didžiuojas, tarp šios rankos kūrė, daugelio svajonės. Čia akmenės kraštas, žmonėmis didžiuojas, tarp šios rankos kūrė, daugelio svajonės. Netoliese snaudžia ilgaamžis raistas, čia ilgai gyvensta akmenės žemaičiai. Šiaurės Lietuvoje lygumos žaliuoja, bet žemaičių žemė šimtmečius gyvuoja. Čia akmenės kraštas, žmonėmis didžiuojas, tarp šios rankos kūrė, daugelio svajonės. Čia akmenės kraštas, žmonėmis didžiuojas, tarp šios rankos kūrė, daugelio svajonės. Šios rankos kūrė, daugelio svajonės. Čia akmenės kraštas, žmonėmis didžiuojas, tarp šios rankos kūrė, daugelio svajonės. Jau norime pradėti mūsų tokią trumpą šiandien konferenciją apie kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymą, taikymą darbe, moksle ir kitur. Ta konferencija yra neeilinė tuom, kad kaip tik šiandieną baigėsi mūsų projektų vykdymo laikas. Ne visiškai šiandien, rytoj baigėsi, 20, bet mes sakom, kad jau šiandien jis baigėsi. Šiandien mes norim pristatyti jums visas veiklas, kurias vykdėm, visus sunkumus, visus pasiekimus ir visiems padėkoti, kas prisidėjo prie to projekto. Visa tai vyks eigoje. Dar šiandien yra atvykę mūsų partneriai. Akmenės rajono suaugusiųjų mokymo centras buvo pagrindinis projekto vykdytojas ir koordinatorius. Taip pat mes negalėjom vieni to projekto įvykdyti. Tai kvietėm iš visos Lietuvos partnerius, kurie taip pat savo rajone mokė žmonės. Neatvyko partneriai iš Kelmės, Vilniaus ir Kauno. Atvyko iš Mažeikių rajono Rimantas, iš Jonavos Vytautas, Joniškio Roma. Pradėsiu savo trumpą pranešimą. Iš skaidrės matote projekto pavadinimą.
Matote ten skliaustai prie datos, kad mums leido prasitęsti, daryti esminį sutarties pakeitimą per Ministeriją švietimo, per Socialinės apsaugos ministeriją ir ES agentūrą ir mes pakeitėm sutartį iš esmės ir prasilyginom laikotarpį. Mato datą, iki 20. Iki rytoj. Čia pasigyrėme pačioje eilutė, projekto rengėjos buvo mes. Ir vykdėm patys, nieko nekvietėm administruoti. Tai yra didelis pliusas čia, kas rengia projektus. Projekto sėkmės kriterijai. Ten gale, kai rengia projektą, yra tokia lentelė. Ir reikia surinkti 100 balų. Vat pasižiūrėkit, mes vieninteliai tiek ir gavom, kiti visi mažiau, kas rengia tą projektą. Nes mes atitikom viską, ko ten reikalavo. Tai buvo mūsų projektas. To, ko mums reikėjo. Visų pirma, ten reikalavo patirties vykdant ES projektus. Ir čia mes išrašėm visus projektus, kokius rašėm jiem, ką mes darėm. Ir tų projektų yra gana daug. Ir taip pat visus administravom ir patys rengėm. Toliau, dėl ko mes dar gavom 100 balų ir tikriausiai už formaliojo profesinio mokymo programos apie kompiuterinį raštingumą licenciją, taip pat mums davė ten ko gero 15 balų ir tie balai eina į 100 balų. Nedaug kas turi Lietuvoje formalią tokią profesinę programą. Taip pat rengiam neformalią profesinę programą, ją akreditavom, apie čia viską papasakos Rita, antroji projekto vadovė, koordinatorė. Tai jie buvo 64 minučių valandų, šiek tiek trumpesnė. Taip pat pasirodo, Akmenės rajonas mažiausiai Lietuvoje yra įsteigęs VIPtų. Net Joniškis davė mums didelį pliusą, nes jie turėjo VIPtų be galo daug, bet juos uždarė dabar kartu su mokyklom, jau ten parasakysit prie problemų. Jonava turėjo VIPtų, o Akmenė, kai rengė projektą, gavo minusą už tai, tai mes labai staigiai prikūrėm naujų VIPtų. Ir labai gerai, kai yra rajone supratingi ugdymo įstaigų vadovai, ypatingai Vilkelmina iš Akmenės, Ramūnas, bijau, ko nepaminėjau, kad kažką ir užmiršau, bet ten reikėjo steigti VIPtus. A VIPtai, tai tiesa nepasakiau, viešoji internetinė prieiga. Toks taškas. Tai vat matot, mes vykdant projektą dar įsteigėm Kivyliuose, Sablauskėse, Žagarėje. Ir tarp kitko, tose VIPtuose kompiuterių kai kuriuose nebuvo, vežėm iš centro. Paskui parsivežėm. Ir taip pat didelis pliusas buvo, kad mūsų įstaiga yra ECDL įgaliotas testavimo centras. Tai vat, buvo didelis pliusas. Tai visą tai atitiko ir projektą mums įvertino. Patyrėm sėkmės atvejį. Dar norėjau pasakyti, kad kodėl mes prasitęsėm projektą. Projektą prasitęsėm dėl to, kad mes sutaupėm pinigų. Na žinoma, galėjom mes jį jau ir pabaigti laiku, bet į grupę ėjo ne 15 žmonių, ne 10, o 20. Norėjom kuo daugiau apmokyti, kad kuo didesnis būtų rodiklis, kad kuo daugiau žmonių galėtų prisiliesti prie to kompiuterio, suprasti jį. Kas dirbo projekte? Projekto vadovas, tai jau būčiau aš, ta didžiausia atsakomybė už viską. Projekto koordinatorius Rita, kuri ruošia grupės, rengia visokius popierius be galo, be krašto, ten daug visko. Projekto finansininkai buvo 3 per visus 3 metus. Na ir viešųjų pirkimų organizatorius. Be jo irgi nieko nebūtų buvę, nes mes turėjom vykdyti vieną didelį viešųjų pirkimų konkursą ir ieškoti rangovo maitinimui. Ir tai, žinot, kad tai reiškia, jau prisilietę prie to, bet mums įvyko viskas gerai. Sekantis skaidrė bus apie tai, kas dalyvavo projekte. Aš čia kalbu apie Akmenės rajoną. Simono Daukanto gimnazija žiauriai su Egle priešaky ir Vilija. Labai šauniai dirba, nežinau, kiek žmonių apmokė be galo, be krašto. Akmenės gimnazijoje direktorė, jį reikia, visada duoda lektorių, bet dėstytojų vadinamų ir konsultantų, bet ten keitėsi, bet paskui atėjom prie tam tikro taško, jau nebesikeitė dėstytojai. Gintarėlis darželis labai ten daug norėjo mokytis, Žvaigždutė, matau, atrodo, sėdi šiandien žmonės, Atžalyno, pasiekė, man atrodo, tos įstaigos didelių rezultatų, nes laikė ir ECDL testus.
Toliau pirminės sveikatos priežiūros centras. Labai didelį ryšį ir naują vykdą buvom įsteigę Ventos socialinės globos namuose. Ten labai daug dirbom, ten toj vietoj. Svarbiausia, prisikvietėm visokiais pažadais Kamanų valstybinį rezervato darbuotojus. Ir šiandien atrodo atvykę. Naujosios Akmenės komunalininką. Na ir pagrindiniai mūsų draugai jau patys didžiausi ir labai daug skaitlingiausių počiai. Aš norėčiau pasakyti pasiekimus. Įgyta patirtis. Kiekvieno projekto įgyji patirties, vis kažko mokais. Čia įgyjom didelės patirties. Padaugėjo norinčiai įsigyti kompiuterinę techniką. Aš pati negirdėjau, bet man ir dėstytoja ir Rita pasakoja, kad išmokau, dabar jau pirksiu ir nusipirka. Ir visą bankininkystę mokesčius mokėjo jau elektroniniu. Nu, tai žmonėm buvo naudos, o mes tom džiaugiamės, mes tam ir esam. Su ES agentūra buvo nuolat bendraujama dalykiškai. Taip pat vadybininkai nuolat keitėsi. Bet visi jie buvo šaunus, nuostabus ir tokie protingi. Visą mums gerai patarinėjo. Toliau problemos. Problemų jų visada yra ir kažkaip nesinori dirbti veltui. Bet kai aš jau pradžioje savo pranešimą minėjau, kad pasenusi kompiuterinė technika ne tik mokyklose, bet ir viptose, arba visai jos nėra. Kažkaip į tai nelabai daug kreipiama dėmesio, ar tas kaimo žmogus gali kur ten prieiti, ar negali. Tai kai mes ten dirbom, tai visko buvo, o dabar kai jau pabaigėm, tai jau ten niekur nebeliko. Nevardinsiu aš, bet kompiuterių ten, tų vietų, kur ten skurdu yra, bet kompiuteriai yra prioritetas dabar. Toliau, čia yra ir darbdavių, galėtų kelti aukštesnius reikalavimus žmonėms. Reikėtų pasižiūrėti, vis tik žmogus, jeigu dirba kompiuteris, jis turi žinių, reiškia, jeigu dirba kompiuterį. Jis skaito ir laikraščius tokiu būdu ir viską, čia nesismulkinsiu, bet toks pageidavimas būtų, kad keltų kuo didesnius reikalavimus savo darbuotojui. Na ir kaimo mokyklų uždarimas. Steigiam, Joniškio rajone bumti ir uždarė mokyklas. Na ir ką toliau daryti, ten jau mokyti nebegalim. Lakstom kitur, gerai Karoma ten padėjo, tai jau būtų problemos buvusios. Dar viena problema, kurią aš neužrašiau, bet aš dar taip pagalvojau, kad aš vis tik pasakysiu. Kai pradėjom vykdyti projektą, tai galvojom, na va, dabar pasimokysim, pavažiuosim į kokią Norvegiją ir tenai išmoksim, kaip iš tiesų reikia žmonės mokyti, kaip ten kompiuteriai, kaip ten žmonės suvaržė. Nieko neleido SFE, tai Europos Sąjungos agentūra. Sakė, ne, čia kuo daugiau reikia žmonių apmokyti, jokių kelionių, jokių kvalifikacijų. Na, tai sakom, nupirksim viptams kompiuterį, nors vieną, kad kaimo žmogus vieną ir užteks. Nežinau, kiek kaime gyvena, 200 žmonių, bent vieną. Ne, neleido. Taip, kad mes daug ko norėjom, bet nieko neleido. Tad mokėm, taupėm ir mokėm. O dabar jau perduodu žodį projekto koordinatoriui. Labą dieną visiems. Čia aš buvau tas žmogus, tas tarpininkas, kuris jums labai įkyrėjo, skambino, rašė, prašinėjo su dalyviais, taip pat aš praktiškai tiesiogiai bendravau ir ypatingai karštai gyvendavom prieš mokėjimo prašymus. Tada jau eidavo mano žinutės, siųskit greičiau sąrašus, tik sutvarkykit, kad viskas būtų taip, kaip priklauso. Nu ir be abejo labai dėkinga visiems partneriams, visiems dėstytojams, kurie iš tikrųjų labai operatyviai reaguodavo į mano pastabas, prašymus ir viskas vyko taip, kaip priklauso. Taigi, 2010 m. birželio 22 dieną mes startavom. Ta vasara buvo mums kaip parduota vasara. Ruošėmės būtent projekto vykdymui. Ir suprantat, teoriškai mes tiek prisikūrėm visokiausių planų, o kai atėjo laikas veikti praktiškai, tie mūsų planai buvo kuriami iš naujo. Nes mūsų teorija visiškai nesutapo su mūsų praktika. Taigi, per visus tuos 3 metus projektinės audras, kaip sakė direktorė, atlaikėm mes ne visi. Keitėsi mūsų finansininkas, keitėsi vadybininkai SFE agentūroje, bet šiaip netaip prisiyrėme. Pavadinimas, kuriame būtent mes ir paminėjom visus mūsų partnerius, apie jų vykdomas veiklas, aš dar truputėlį smulkiau papasakosiu vėliau.
Projekto rengimas prasidėjo nuo iškeltos problemos, tai yra sudėtinga probleminių rajonų, kaimo vietovių ir vyresnio amžiaus žmonių socialinė integracija į žinių visuomenę. Be abejo, juk kiekvienas žmogus bus tuo aktyvesnis ir drąsesnis visuomenės narys, kuo geriau jis valdys šiuolaikinės informacinės technologijas. Šiais laikais praktiškai be kompiuterio jau niekur. Netgi tie mūsų vyresni žmonės, taigi jų vaikai, jų anūkai užsienyje, naudotis Skype, naudotis elektroniniais paštais. Visi ieškom, kaip pigiau sumokėti mokesčius, o elektroninė bankininkystė būtent tai ir siūlo. Taigi, mes ir pagalvojam, o be to, bedarbystės problema taip pat yra labai didelė. Taigi, tas mūsų papildomų žinių, informacinių technologijų įvaldymas, tai yra tik didžiulis pliusas, atveriantis daug naujų galimybių. Taigi, iš problemos išsikėlėm tikslą didinti Akmenės, Kelmės, Mažeikių, Joniškio, Jonavos, Kauno ir Vilniaus regionų gyventojų konkurencingumą darbo rinkoje bei skatinti jų socialinę integraciją ir aktyvų pilietiškumą. Kad siektumėm savo tikslo, be abejo, mums reikėjo suformuoti tikslinę grupę. Tai ir vėl kartojasi tie patys mūsų partneriai, tai yra 7 Lietuvos savivaldybės ir dar prioritetas, tai yra kaimo vietovių gyventojai, kas buvo labai partnerių prašoma. Paieškokim iš kaimo žmonių, padėkim jiems apsišviesti ir išmokti naudotis kompiuteriu. Ir dar vienas prioritetas buvo vyresni kaip 45 metų žmonės. Tarp kitko mes galim pasigirti, kad mūsų projekte dalyvavo ir 86 metų žmogus, jis sako, ar neišvarysit. Sakau, mes ir ne tik neišvarysim, bet dar ir ačiū pasakysim, kad jūs domitės, kad jūs neatsiliekat nuo šiuolaikinio gyvenimo ritmo. Dabar projekto partneriai vėlgi yra išvardinti. Noriu pasakyti nuoširdžiausią ačiū projekto partneriams. Ir Joniškio rajono švietimo centrui, ir Kelmės rajono savivaldybės suaugusių mokymo centrui, ir Vilniaus suaugusių mokymo centrui, ir Kauno suaugusių mokymo centrui, ir Mažeikių rajono Veikšnių gimnazijai, ir Jonavos suaugusių švietimo centrui. Taip pat už tą tokį labai draugišką bendradarbiavimą. Iš tikrųjų buvo labai lengva su jomis dirbti, nes nebuvo tokių problemų, iškilo bėda, skambinu, prašau ir viskas operatyviai sutvarkoma. Taigi, kai lengva dirbti, tai suprantate, visos problemos pasidarė lengvesnės. Taip pat aš norėčiau padėkoti ir ugdymo įstaigų vadovams, kurie buvo labai supratingi ir be jokių priekaištų švietė savo apylinkių žmonės. O dabar jau prie konkretesnės temos, tai yra projekto veiklos. Mūsų projektas apėmė 3 veiklas. Pati elementariausia, tokia paprasčiausia ir jos programą paruošė ir akreditavo mūsų suaugusių mokymo centras, tai buvo kompiuterinio raštingumo pradmenų mokymai. 64 valandų, jie truko 16 dienų po 4 valandas. Ta programą vykdė dėstytojas, jis dirbo 44 valandas ir dėstytojas konsultantas, kuris dirbo 20 valandų. Dabar dar tokie skaičiai. Čia yra jau bendrai visų partnerių, visų 7 savivaldybių mastu. Mokymuose, reiškia būtent kompiuterinio raštingumo pradmenų mokymuose dalyvavo ir juos sėkmingai baigė 937 dalyviai. Kai pagal pirminę projekto sutartį buvo numatyta išmokinti tik 637 dalyvius. Jau akivaizdžiai matot papildomi rodikliai, dėl ko mes ir pratęsime mūsų projektą. Tai jau yra 300 žmonių apmokyta daugiau. Antra mūsų veikla, kurią mes vykdėm, tai buvo jau vykdoma pagal profesinę formalią programą, tai yra kompiuterinio raštingumo mokymai pažengusiems 176 valandų. Jie truko 44 dienas po 4 valandas. Jau dėstytojas ir dėstytojas konsultantas šitą laiką jau dalyjosi lygiai per pus. Abu dirbo po 88 valandas. Kaip jie susikoreguodavo savo darbą, kurį keisdavo, čia jau būdavo jų asmeninis reikalas. Mums svarbu buvo kokybė ir rezultatas. Taigi, dabar dar skaičiukų, tai yra šituose mokymuose pažengusiųjų dalyvavo ir juos sėkmingai baigė 1041 dalyvis. Kai planuota buvo mokyti 701. Tai vėlgi daugiau kaip 300 dalyvių apmokyta papildomai. Na ir pati rimčiausia veikla, kurią mes vykdėm, tai yra ECDL testavimas. ECDL pažymėjimas tai yra visam pasaulyje pripažintas labai svarbus dokumentas, kuris žmogui tikrai atveria platesnės galimybės ir darbdaviui jau tokia pateikia kaip garantiją, kad aš esu tikrai šiuolaikiškas, gerai valdau informacinės technologijas. Tai ECDL testai buvo laikomi įgaliotose ECDL testavimo centruose. Čia aš jau imu duomenys iš mūsų projekto sutarties.
Projekto sutartyje pirminė buvo įrašyti Akmenės rajono suaugusiųjų mokymo centras ir Kelmės suaugusiųjų mokymo centras. Bet vyko taip pat ir Jonavos suaugusiųjų švietimo centre taip pat. Testavimas vyko kompiuterinio raštingumo mokymų pažengusiems programos pagrindų. Tai noriu pasakyti, kad baigusieji pradmenų programą jau dalyvauti ACDL testavime negalėjo. Ir kompiuterinio raštingumo mokymai pažengusiems būtent ir yra praktiškai organizuojami ir vedami pagal ACDL standartą. Jeigu pradmenų mokymuose dažniausiai dalyvaudavo būtent tokie vyresni žmonės, kuriems reikėjo tų tokių elementariausių pagrindų, tai yra, išmokykite mane įjungti kompiuterį. Po to jau reikia ir vordinį dokumentėlį parašyti, išmokykite mane susikurti Skype'ą, susikurti elektroninį paštą, nes man reikės būtinai parašyti draugams, vaikams ir taip toliau. Išmokykite mane elektroninės bankininkystės. Vienu žodžiu, tai yra pati tokie pagrindai. Man sūnus ar dukra nupirko kompiuterį. Man kaimynas patarė, ateik pasimokyk, nežinau ar išmoksiu. Vienu žodžiu, girdėjom labai visko daug ir visi išeidavo su šypsena. Ypatingai pirmieji mokymai man labai įstrigo dėl to, kad žmonės po ilgo laiko atėjo ir sako, neatsimenu, kada sėdėjau mokyklos suole. Neatsimenu, kada man mokytojas kažko manęs mokė ir aš kad galėsiu čia kažko mokytis. Ar aš išmoksiu, ar aš gėdos nepasidarysiu. Toks apimdavo žmonės toks kompleksas. Bet įveikta. Taip, apie pažengusių turinį aš smulkiau nekalbėsiu, tai yra žymiai rimtesnis, jau gilesnis turinys ir jau jis dėstomas. ACDL testavimas, tai jau žinot, yra didelis laimės reikalas. Atsisėdi 45 minutės ir tu jau būni laisvas, arba išlaikęs, arba ne. Dar kalbėdama apie šitas 3 pagrindinės veiklas, norėčiau pasakyti ir pagrindinį iškilusią problemą, su kuria mes tiesiog kaktomušą susidūrėm mokymų pradžioje. Žmonės atkeliavo į kompiuterinio raštingumo pradmenų mokymus. Ir suprantat, įgijo pradinių žinių ir pajuto, kad jie nori dar daugiau. Mums tokių pastabų iš agentūros nebuvo duota. Kad reiškia, jeigu tu baigiai pradmenis, kad tu negali keliauti toliau ir savo žinių plėsti. Taigi, paskui, suprantat, ir problemos. Mes agentūrai pateikiam, jau reiškia sąrašus, ir pasirodo, kad šitie žmonės, kurie baigė pradmenų mokymus, jau yra įtraukti į agentūros sąrašus kaip unikalūs dalyviai. Ir jie jau į pažengusiųjų ateina tik mūsų gera valia. Reiškia, jeigu mūsų dėstytojai sutinka mokyti grupėje ne 20, o 23, tie 3 jau baigusiai pradmenys, jau jie mums į sąrašus neįeina. Tai yra tik tais mūsų dėstytojų pasiaukojimas, ta tokia apkrova, kurią mes turėjom atlaikyti. Tai va ta problema ir buvo tokia, kad baigęs pradmenų pakopą, tu jau nebegali kaip unikalus dalyvis dalyvauti toliau mokymuose. Akmenės rajone buvo vykdomos visos 3 mano ką tik įvardintos veiklos. Tai yra vykdomi ir pradmenų mokymai, ir pažengusiųjų mokymai, ir taip pat ACDL testavimas. 2010 m. spalio 1 dieną startavo pirmoji mūsų centre, suaugusių mokymo centre, pirmoji pradmenų grupė. O jau po 3 metų, 2013 metais rugpjūčio 26 mokymus pradėjo 22 Akmenės suaugusiųjų mokymo centro pradmenų grupė. Taigi, nuo pirmos mes per 3 metus 22 pradmenų grupės turėjome. 61 dalyvis dalyvavo ACDL testavime ir įgijo būtent tuos labai svarbius europinius ACDL pažymėjimus. Akmenės rajone mokymai vyko. Akmenės rajono suaugusiųjų mokymo centre, Akmenės gimnazijoje ir šios gimnazijos Kyvylių skyriuje, Ventos gimnazijoje, Papilės Simono Daukanto gimnazijoje, Kruopių vidurinėje mokykloje, Ventos socialinės globos namuose. Ir dabar norėčiau apibendrintai pasakyti tokius skaičiukus. Tai yra, kad nuo 2010 metų spalio 1 dienos, kai startavo pirmieji mokymai, iki 2013 metų rugsėjo 20 dienos Akmenės rajone yra išmokyti iš viso 1249 dalyviai, kai pagal pirminę projekto sutartį buvo planuota tik tai 770 dalyvių. Taigi, papildomi rodikliai. 479 žmonės. Kelmės rajonas. Jų startas buvo 2010 m. spalio 4 dieną. Tai pradėjo Kelmės pirmoji pažengusiųjų grupė.
Dar noriu tik pasakyti, kad Kelmėje vyko tik 2 rūšių mokymai, tai yra pažengusiųjų ir ECDL testavimas. Pradmenų ten nebuvo. Ir 2013 m. gegužės 10 dieną mokymus pradėjo paskutinioji, tai yra 13-oji Kelmės pažengusiųjų grupė. 20 dalyvių baigusiųjų pažengusiųjų programą dalyvavo ECDL testavime ir taip pat įgyja ECDL pažymėjimus. Kelmės rajone mokymai vyko Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centre, Tytuvėnų gimnazijoje ir Šaukėnų vidurinėje mokykloje. Ir per šitą laikotarpį, nuo 2010 m. spalio 4 iki 2013 m. rugsėjo 20 Kelmės rajone, išmokyta 300 dalyvių, o buvo planuota tik 220. Papildomi rodikliai 80 žmonių papildomai gavo dar žinių nemokamai, tai, manau, yra labai neblogas pasiekimas. Joniškio rajonas. Joniškio rajone 2010 m. spalio 11 dieną mokymus pradėjo Joniškio pirmoji pradmenų grupė. Pagal sutartį Joniškio rajone buvo skiriama tik tais kompiuterinio raštingumo pradmenų grupė. Tai yra pradmenų mokymai, tie buvo skirti. O kai jau buvo sutaupyta lėšų ir pratęsti mokymai, reiškia tie mūsų tas projektas, tai jau dar ir pažengusiųjų programą pradėjome vykdyti ir išmokėme net 40 pažengusiųjų programą dalyvių. Kai mes pasiekėm papildomus rodiklius, tai turėjo joniškiečiai net 20 dalyvių turėjo galimybę dalyvauti ECDL testavime ir įgijo ECDL pažymėjimus. Dabar Joniškio rajone mokymai vyko. Tai yra Joniškio švietimo centre, Joniškio Matos Lančiausko progimnazijoje, Kriuklų pagrindinėje mokykloje, Gaščiūnų pagrindinėje mokykloje bei Žagarės gimnazijoje. Ir per visą šitą laikotarpį, nuo 2010 m. spalio 11 dienos iki 2013 m. rugsėjo 20 dienos Joniškio rajone išmokytas 141 dalyvis, o buvo planuota tik 100 dalyvių. Planavom 100 dalyvių, bet viena dalyvė, taip primiktinai prašėsi į projektą, tai mes paskui dar pagalvom, kad Joniškis, taip labai nori mokytis, o tada leidom tik vieną, taip papildomai sakom, kompensuosim moralinę žalą ir davėm jiems pažengusiems dar pasireikšti, dar 40 žmonių galėjo pasimokyti. Jonavos rajonas. Jonavoje pagal projektinę sutartį lygiai ta pati situacija buvo, kad buvo skiriama tik pradmenų mokymai, bet sutaupius lėšų ir esant mokymosi poreikiams Jonavoje, taip pat dar buvo papildomai leista organizuoti 2 pažengusiųjų grupės ir to dėka iš 40 pažengusių programą baigusių dalyvių net 30 sugebėjo dalyvauti ECDL testavime ir įgyti ECDL pažymėjimus. Tai įsivaizduojate, Jonavoje kokie protingi žmonės. Taigi, jeigu 10 metų spalio 11 dieną pradėjo Jonavos pirmoji pradmenų grupė, tai 2013 metais balandžio 5 dieną mokymus pradėjo Jonavos pirmoji ir antroji pažengusiųjų grupės. Jos pradėjo mokymus vienu metu. 30 dalyvių dalyvavo ECDL testavime ir įgijo ECDL pažymėjimus. Mokymai vyko tik viename objekte, tai yra Jonavos suaugusiųjų švietimo centre. Ir dabar apibendrinant galima pasakyti, kad per visą šitą laikotarpį nuo pirmos mokymų dienos iki šios praktiškai dienos Jonavoje išmokyti 139 dalyviai, nors buvo planuota pagal sutartį 99. Taigi papildomi rodikliai yra 40 dalyvių. Mažeikių rajonas. Mažeikių rajone buvo skirtos 2 veiklos – ir pradmenų mokymai, ir pažengusiųjų mokymai. Ir Mažeikių rajoną atstovavo Viekšnių gimnazija ir jie pirmosius mokymus pradėjo 2010 metais spalio 11 dieną. Taigi ta 2010 metų spalio 11 diena yra labai įspūdinga, nes tą dieną net 4 mūsų partneriai pradėjo mokymus. Tik vienas partneris po to truputėlį pabėgo į vėlesnį laiką. Taip, o štai 2011 metų sausio 13 dieną mokymus pradėjo paskutinioji Viekšnių 3 pažengusiųjų grupė. Pradmenų jie apmokė 20 žmonių, o pažengusiųjų 39. Todėl mokymai vyko Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijoje ir per visą tą laiką yra apmokyti 59 unikalūs dalyviai, tai yra nesikartojantis, neperinantis iš vieno programos į kitą. Vilniaus mieste. Ten turėjom labai nedaug žmogėliukų, turėjom išmokyti tik 30 dalyvių, buvo organizuotas tik 2 grupės po 15 žmonių ir mokymai vyko tik Vilniaus suaugusiųjų centre.
kadangi mažai žmonių, mažai grupių, tai ten buvo tik pradmenų mokymai. Jie taip pat startavo 2010 m. spalio 11 d. Tai buvo pirmoji Vilniaus grupė, o 11 m. sausio 17 d. jau mokymus pradėjo antroji ir paskutinioji Vilniaus pradmenų grupė. Taigi, kaip matot, per šitą laikotarpį apmokyta tik 30 dalyvių ir visi tik pagal pradmenų programą. Kaunas. Mokymai vyko tik pagal pradmenų programą ir tik vienam lifte, tai yra Kauno suaugusiųjų mokymo centre. Taigi, 2010 m. spalio 25, tai va būtent Kaunas truputėlį ir pabėgo nuo kitų partnerių, mokymus pradėjo Kauno pirmoji pradmenų grupė, o 2011 m. kovo 28 d. mokymus pradėjo paskutinioji, ketvirtoji Kauno pradmenų grupė. Ir per visą tą laikotarpį iki šios dienos apmokyta 60 dalyvių. Dabar tik norėčiau padėkoti visiems, kas viešino mūsų projektą ir skleidė informaciją. O tai darė visi mūsų projekto partneriai. Buvo ir straipsniai spausdinami, ir plakatai rengiami, kurie buvo iškabinti visur partnerinėse įstaigose. Taip pat ir internetinėse svetainėse skelbiami. Ir įvairiausiai tiesiog iš lūpų į lūpas keliavo ta informacija apie projektą ir iš tikrųjų, jeigu geras projektas, tai suprantat, jis turi ir paklausą, ir žmonės nori, ir dalyvauja, ir gauna žinių. Kompiuterinio raštingumo mokymai buvo be abejo labai vertingi tuo, kad mes įgijom naujų žinių, o kiti netgi tik susipažino su kompiuteriu, bet jau taip pat žino, kaip įjungti kastapėlė, kaip ją valdyti ir panašiai. Jau turbūt žino, tikrai visi dalyvausiai, kur galima paskaityti laikraščius, kokiuose puslapiuose, kaip internete dar galima susirasti įvairiausių receptų, kaip per Skype'ą pakalbėti, elektroniniu paštu žinutę parašyti ar pasveikinti draugą ir artimuosius. Bet mes manom, kad būtent pagal pažengusiai programą baigę žmonės tie pažymėjimai ir ACDL pažymėjimai kažkam prisidės ir prie kopimo karjeros laiptais, galbūt kažkam padės rasti darbą. Žodžiu, aš manau, kad tai yra visokeriopą nauda. Jo labiau, kad dar viena mums atrodo tokia pati žmogiškiausia nauda buvo ta, kad ypač bedarbiai žmonės arba iš kaimo atvykę žmonės galėjo pabėgti iš savo rutinos, galėjo susipažinti su naujais žmonėmis, galėjo išgerti kavos, kurią finansavo projektas. Ir mes labai stengiamės, kad šitas į mokymus atvyksta žmonės ne už savo pinigėlius, jiems buvo kompensuojamos kelionės išlaidos, taip pat iš projekto lėšų. Ir sėdi žmonės būrelyje ir sako, nu pagaliau rytą atsikėliau ir turiu tikslą, žinau, kur eiti ir ką man veikti. Taip, tai va čia mums buvo turbūt, kai žmogus ateina ir pasako, kad padėjo jūsų projektas man įsidarbinti, aš padariau kažkokią tokią, sakykime, įspūdį darbdaviui su tais pažymėjimais ir žinių gavau. Tai dar kiti, kai pasako, kad nu pas jūs tikrai labai šauniai praleidau laiką, prisiminiau, kad aš pilietis, aš visavertiškai ir įdomiai praleidau laiką, susipažinau su naujais žmonėmis, mums iš tikrųjų tai yra, manom, kad projektas atliepė visus mūsų lūkesčius. Todėl ačiū už bendradarbiavimą ir gal iki kitų projektų. Pats svarbiausias pranešimas jau padarytas. Dabar svečių pasisakymai. Gerbiama Nijolė Lukauskaitė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi. Buvau pačioje pradžioje, kada centras rengė šitą projektą, žinokit, aš atdedu ranką prie širdies ir sakau, svaigsta. Nu šį kartą jau jie svaigsta. Iš kur dabar surinksi 45 metų ir ten daugiau tokią masę žmonių? A jūs dabar taip gražiai, ruduo ir rudenį labai gražiai suskaičiavot savo viščiukus. Ir aš esu nustebinta, kad jų vos net dvigubai, ar ne, kaip aš taip bandžiau primesti, tiek išmokot. Ir iš tikrųjų aš esu be galo dėkinga Birutei, dėkinga Ritai, dėkinga visai komandai, dėkinga partneriam, kad jūs išdrįsot iš pradžių. Iš tikrųjų, man atrodė, kad čia avantiūra, kad čia nieko nesigaus, o kada dar ir Vilnių prisijaukino su Kaunu, nu tai galvoju, akmenę nušluostė nosį visiems. Ir iš tikrųjų, ačiū jūs, kad buvote, kad išdrįsote ateiti, o centrui, kad jūs rašėte, o švietimo skyrius
tik tai džiaugiasi, kad šitame projekte jie irgi buvo, nors maža dalelytė šalia, tuo tarpu ir švietimo įstaigų vadovai. Ačiū visai komandai ir ačiū. Ačiū, Nijoliai. O dabar kviesiu tiesiog, nežinau nei kas kalbės, tiesiog partneriai. Iš tikrųjų, negalėjau net važiuoti į Akmenę. Vien dėl to, kad čia yra tokie puikūs žmonės, kaip Birutė, kaip Rita, kaip visa šita mokyklos komanda. Ir iš tikrųjų norėčiau padėkoti, kad Jonavai leido dalyvauti šitame projekte, kad mes pasiekėm tokių rezultatų ir pasakyti, kad sekantis projektai, kurie bus ne tik tai kompiuterinio raštingumo, bet ir aš manau, šita komanda jų daug dar laimės. Tai žinokit, visą laiką mes esame jūsų partneriai nuolatos. Baigiant, norėčiau simboliškai padėkoti ir kadangi iš Jonavos kelias ilgas buvo, virš 2 valandų važiuoti, tai žinokit, bijau, kad gėlės nuvysta, tai šampanas Birutė tinka taip pat. Ačiū Jums. O mes taip pat dėkojam, labai Jums ačiū. Tai gal galėtumėt papasakoti, kaip įsijungėte šį projektą, kurį vykdė Akmenės suaugusiųjų centras? Na, tiesiog mūsų Akmenės sieja seni geri draugiški ryšiai ir kada centro direktorė Birutė paskambino ir pasakė, kad kviečia mus dalyvauti projekte būtent tokia tema, kompiuterinio raštingumo mokymo tema, tai mes maloniai sutikome su jais bendradarbiauti, jau apturėjome geros patirties panašių projektų darbo su Utenos kolegija, su Panevėžio švietimo centru ir todėl matėme reikalingumą ir matėme galimybę prisijungti prie šito projekto ir būti partneriais. Kaip žmonėms skleidėt apie šį projektą, kad jie gali ateiti ir įsijungti į mokymus? Na, tai sklaida pas mus praktiškai vyksta Kristaus principų, iš lūpų į lūpas. O jeigu rimtai kalbant, tai kadangi mūsų įstaiga rajone gyvuoja jau 17 metų, tai visi jie žino kaip įstaiga, kuri vienyje suaugusius žmonės įvairiose srityse ir mokymo, ir kultūriniai, ir įvairių švietėjiškai kvalifikacijos kilimo, taip kad tuo labiau, kad pas mus yra ir 3 amžiaus universitetas, kurį lanko apie 400 žmonių, taip kad rasti tų žmonės, kurie galėtų ir norėtų mokytis, buvo iš tikrųjų nesunku ir gaila, kad projektas baigėsi, nes iš tikrųjų norinčių mes surinktumėm dar daugiau. Kurioje grupėje buvo daugiausiai, nes buvo minimos 3 grupės? Pagrindinės. Mes turėjome visų 3 grupių dalyvių, tai buvo ir pradedančiųjų grupės, bet kada atsirado galimybė organizuoti mokymus pažengusiems, mes taip pat turėjome 2 grupės, 40 žmonių ir iš jų būtent dar 30 žmonių išlaikė sėkmingai ECDL pažymėjimams gauti, reiškia, egzaminus, testus ir procentiškai. Netgi buvo taip, kad reikėjo daryti atranką, nes norinčių buvo daugiau, iš tų 40 beveik visi norėjo laikyti testą ir gauti tą pažymėjimą. Taip kad, perspektyvos dar yra. Ir kokie atsiliepimai iš žmonių, ar jiems šitie mokymai padėjo įsidarbinti? Įvairiausių patirčių buvo ir vieniems gal tai padėjo įsidarbinti. Iš tikrųjų mes tokio grįžtamojo ryšio galbūt ir nerinkome ir nebuvo tikslo šito projekto rinkti to grįžtamojo ryšio, tačiau žmonės ir dirbantis, tarkim, kad ir tų pačių ECDL pažymėjimų įsigijimas, jiems tai kaip papildoma kompetencija jų tiesioginėse darbuose, jų profesinėje karjeroje ir kada darbdaviai parodo šitą pažymėjimą, tai jiems nekilo tada klausimų ir noro pasakyti, kad tu gal nuvažiuok dar pasimokyti, jeigu tu turi tą pažymėjimą, tai tavo kompetencijos aišku šitoje srityje. Ir ko palinkėsiu šio projekto vadoviai ir visam Akmenės suaugusių centrui? Šitam centrui norėčiau palinkėti neišsenkančios kantrybės, norėčiau palinkėti sėkmės ir norėčiau palinkėti, kad jie degtų taip, kaip dega iki šiol, degtų noru
kurti, degtų norų rašyti, degtų norų tobulėti ir jeigu atsiras galimybė, jeigu bus reikalingi tokie projekto partneriai kaip mes, tai mes visą laiką jiems pasiruošę padėti visom išgalėm. Žinokit, pradžia tai tokia buvo mūsų šito projekto sausa. Kai jau mes tie pašaliniai iš kitų rajonų, tai mums nedaug davė. Bet mes vis zirzėm, nu ir galų gale prisizirzėm šiek tiek, bet dar norim. Tai kitais metais vėl bus projektų teikimo laikas, tai tikrai mes norim būti partneriais ir tikrai norim dar. Tai palinkėčiau šitam švietimo centrui, o švietimo centruose tikrai dirba žmonės kūrybingi, nes jiem reikia veiklą kurti. Tai kad jie ir toliau kurtų, neužmirštų partnerių ir veiktumėm toliau viską. Tai kaip sužinojot apie šį Akmenės rajono suaugusių centro parašytą projektą? Mes švietimo centrai esam Lietuvoje 56 ir labai tarpusavį bendradarbiaujam. O ypač turim čia šiaurės regiono tokios dažnus susitikimus. Ir kai pradėjo paskelbtas buvo galimybės rašyti projektus, tai mes ir apsitarėm keliom grupėm. Į šitą projektą aš rašiau 2 etapais. Su Akmenė ir su Panevėžio miestu. Taip, kad teko ir su vienais, ir kitais dirbti. Jūsų manymu, ar tokie projektai padeda žmonėms ir kaip jiems padeda realizuoti save gal? Tai gauti ECDL, europinį 7 modulių, tai yra pirmiausia nauda žmogui piniginių požiūrių, nes čia nekainuoja per projektą. Kitas dalykas, kaip jau kalbėjo visi, kad tai yra galimybė ir save geriau CV parašyti, save geriau realizuoti ir galų gale parodyti savo kompetencijas geresnės. Tai tie pažengusių mokymai, tai daugiau dirbantiem naudingesni buvo, nes jau ten yra gilesnės žinios. Ten ruošimasis gal ECDL-ui, nors kai kurie nelaikė to ECDL-o, jiem nereikalinga, bet tai jau yra gilesnės žinios. Šitas pradžiamokslis, tai labiausiai jis buvo naudingas tikrai kaimo žmonėms. Užtat mūsų projektas, mes ne vien švietimo centre jį vykdėm, mes ėjom artin gyventojų, tiesiog visus tolimesnius pusės, tarėmės su mokyklom, tarėmės su seniūnijom, vežėm netgi kai kuriem netgi kompiuterius, nes ten jie po nedaug turi. Tai norėjom, kad būtų arčiau žmonėm. Nors kelionę apmokėjo, bet kelionę reikėjo truputėlį grupuotis, po kelis, neišėjo kitiem, nepatogu. Tai mes stengiamės daryti arčiau pačių gyventojų šitos mokymus. O Joniškio rajone kokia tendencija, daugiau tų 45-50 metų dirbančių? Kadangi aš viena iš pirmųjų švietimo centrų turėjau kompiuterinę klasę Lietuvoje, netgi, nes per Amerikos centrą buvau gavus, laimėjus tokį kitą projektą. Ir tai labai anksti mūsų rajono gyventojai jau pradėjo lankyti, pirmiausia, aišku, mokytojai, po to visi kiti gyventojai pradėjo lankyti kompiuterinį raštingumą. Tai negaliu aš taip pasakyti, bet vis tik tai buvo, mes mokėm kaimo bendruomenėse atėję ir tikrai visus tuos darbus net pasikviesdami ir iš mokesčių inspekcijos šalia praktiškai patardami per mokymus ir iš sodros kvietėm, vienu žodžiu ir iš darbo biržos kvietėm, kad jie galėtų, kai tai eini puslapius visokius interneto, žinot, tai tiesiog praktiškai buvo net žmonės, kurie labai praktiškai rodė. Mes ėjom tiesiog prie tokių, tam pradžiamokslį, prie tų praktinių žmogaus,
kuriam aiškiausiai galėtų pasižiūrėti. Net ir bankų buvo atstovai atvažiavę ir rodė, kaip jiem kiekvienam viską pasiskaičiuoti, pasižiūrėti ir panalizuoti. Kokie žmonių atsiliepimai apie šį projekto vykdymą? Žinokit, labai patenkinti, tikrai patenkinti. Ir galiu pasakyti tik tiek, kad praėjo tie mokymai, pavyzdžiui, pradžiamokslio, po kiek laiko jie labai norėtų pakartoti. Nes, žinot, tai yra iš karto pasimokė, bet nepanaudoja kurį laiką ir reikia vėl prisiminti. A jie norėtų uždyką, jau paskui uždyko nebeišeina tų pačių žmonių į tas kitas grupės įtraukti. Vėl nebegalėjom per projektą. Tai jie labai dar norėtų, kad galėtų pakartoti. Tai va, tai iš tikrųjų partneriais norėčiau tęsti irgi, kaip ir čia jau kalbėjo partneriai. O iš tikrųjų dėkui dėl to projekto, kad pasijutom reikšmingi, svarbus. Mes iš istorijos žinom, kad Viekšnius, jeigu koks vienas žmogus išvažiuodavo į kokį užsienio universitetą, kokius tai kompetencijų raštingom, kokį išmokti, tik buvo vienas, o antras. Į tai reiškia universitetą, kokie svarbi būdavo. Į kad, tarkim, po karą, koks vienas, o antras žmogus, jeigu mokėjai skaityti, kiek jums buvo reikalings, jeigu jums Viekšnius išmokėtų vieną antrą žmogų. Tai man teko būti irgi to lektorių ir konsultantų. Toks reikšmings palikau dabar Viekšnius viso seniūnijoje, kad, reiškia, aš prisidėjau prie žmonių tos tamsos atskleidėjimą. Labai, nepaslaptis, aš, kai ėjau į mokyklą, aš prisimenu, 4 klasės baigiau, ateido pas tėtį koks tai draugs, tai paklausdavo matematiks, žiūrėjau, mažiau žinai negu aš. Ir man visai kėdo nusistebėjimą, ką toks didelis ir augęs žmogus, te žin teikia, aš jau 4 klasė. Tai kaip tapot šio Akmenės rajono suaugusiųjų centro projekto partneriu? Dėka gerų santykių su to centro direktorė Birutė. Mes, kai Viekšniai, kai buvo Akmenės rajono dalis, labai puikiai bendravom su Birutė. Na ir man džiugu, kad Birutė neišbraukė iš draugų sąrašo ir pakvietė dalyvauti tame projekte. Kokios jūs perspektyvos išvelgiat šitam projekte, žmonių atžvilgiu? Aš manau, kad toks projektas iš tikrųjų yra labai prasmingas. Dėl to, kad tie šiuolaikiniai iššūkiai iš tikrųjų, kurie užgulė vyresnio amžiaus žmonėms ant pečių, juos dėl šiuolaikinių technologijų šiek tiek žmonės išgąsdino dėl jų gyvenimo perspektyvos, dėl jų perspektyvos darbinė prasme ir dėl jų perspektyvos socialinė prasme, bendraujant su savo pažįstamais, artimaisiais, šeimos nariais. Na ir būtent tas projektas leido taip kaip mažus vaikus priprasti prie šalto, galbūt tokio vandens, įmesto į baseiną, reiškia, šaltesnį vandenį ir pajusti, kad tas šaltas vanduo nėra labai šaltas vanduo, tik tiek, kad nežinoms vanduo. Ir tas technologijos, anos, kurios irgi tokios, kai nežinomos yra, atrodo, jos yra svetimos, o kai su jomis pradedi susipažinti, jie pradėjo susipažinti ir jie pamatė, kad tai čia nieko stebuklingo nėra, čia viskas ir pagal vyresnio amžiaus žmonių jėgas yra, tik tiek, kad tada, kada jie buvo jauni, jie tokių galimybių neturėjo. O kur pas jūs būdavo rengiami mokymai Viekšnių miestelyje? Tai Viekšnių gimnazijoje. Informatikos kabinetuose turim 2 kabinetus įrengtus, kuriuose yra sukomplektuota pakankamai normali technika. Na ir po vaikų užsiėmimų atvažiuodavo žmonės iš kaimų. Buvo vykdomos 2 pradedančiųjų ir pažengusiųjų. Viso 50, apie 60, kaip čia pasakyti, mokinių. Ir kiek iš jų gavo šitos pažymėjimus?
visi gavo pažymėjimus, visi liko patenkinti, kurie lankė, nes stropiai lankė. Ir viskas vyko taip, kaip ir tikroji ugdymo įstaigoje, kaip ir mokiniai, pradėjo mokslo metus, pradėjo kursus ir buvo kursų pabaigtuvės ir pažymėjimų įteiktuvės, viskas buvo šventinėje aplinkoje iš tikrųjų. Labai džiaugiasi visi, kad gavo dokumentus ir, nors iš tikrųjų ne dėl dokumento džiaugiasi, kad jie galėjo, kad įgijo žinių ir iš tikrųjų, kaip aš anksčiau sakiau, kad galėjo jas pradėti taikyti ir labai man smagu, kad po kursų net ateidavo pas manęs ir ko individualiai pasikonsultuoti dėl kokių tai klausimų, kas jiems buvo neaišku, kursų metu dar pasitobulinti toliau, skambinti telefonu. Dabar atrodo partneriai kaip ir pasibaigė, dabar pakviesime svečius. Ypatingai aš pradėsiu nuo skaitlingiausios grupės, nuo seniorų plačių. Aš noriu pasakyti, kaip dalyvė, nors mūsų direktorė neleidžia užmigti, mes seniai mokomės, suaugusių mokymo centrą, laiminga, kad aš dar dirbu, bet aš mėgstu mokytis ir kartuoti kursą ir naują kažką sužinoti. Mano gyvenimo formulė nėra laikas sensti, nėra teisės pavargsti. Todėl, kada aš sužinojau, kad nors tai ir galima, negalima, aš dirbu suaugusių mokymo centre, bet kaip Rita pasakė, priims mūsų dėstytojai, mūsų lektoriai, prašala, eikit per laisvą nuo darbo laiką ir klausykite, dirbkite. Aš noriu pasakyti, kad valdyti ar dirbti kompiuterį, man, pavyzdžiui, labai sunku. Aš nuo 84 metų vairuoju dabar ir tada aš galvoju prieš 30 metų, aš niekada nebaigsiu tie kursai, kaip baisu vairuoti. Bet kada 21 amžiuje atsirado skaitmeninė atskirtis tas, kas dirba ir kas nemoka dirbti, gali prarasti darbą, ar neturi galimybės šviestis, bendrauti, tada ir mes, senjorai, pradėjom apie tą galvoti. Ką aš galiu pasakyti apie projektą? Dėka direktoriai, pavaduotojai Ritai, kad projektas buvo sukurtas, laimėtas ir mūsų centre vykdytas. Bet aš noriu padėkoti jaunų vyrų Gintarą, Liną, Ramūną, Kęstą, kurie turėjo kantrybę dirbti su mumis. Vot ten eilė sėdė mūsų senjorų, kurie ateidavo po repeticijas, ateidavo į centrą, su miela nora atsisėdavo prie kompiuterio ir laukė, nuo ko šiandieną pradėti. Visi norėjo kuo daugiau sužinoti, pabendrauti. Ir dėka dėstytojų Gintarui, Linai, kurie moka, turi didelę kompetenciją, aš kaip stebėtojas, kaip mokytojas, aš stebėjau, žiūrėjau, kaip vykdo savo mokymą metodai ir kaip jie gali sukurti, suburti ir padėti kiekvienam žmogui draugišką atmosferą. Prie puodelės kavos galėjai bendrauti, galėjai paklausti, galėjai atsinešti savo nešiojimą kompiuterį, padėkit, prisijunkit. Visiems, ačiū direktorė, ačiū Rita, ačiū mūsų vyrai, dėstytojai, ačiū už medžiagą, ačiū už praleistą laiką. Taip, aš pakvieščiau dabar iš Atžalyno, žinau, yra atstovų. Labą dieną visiems čia susirinkusiems. Sveiki atvykę į šitą konferenciją ir sveiki atvykę į 21 amžių, į informacinių technologijų amžių. Nes manau visi sutiksite, kad dabar šitas amžius yra būtent informacinių technologijų amžius ir būtent be kompiuterio mūsų kiekviena diena yra neįsivaizduojama. Aš atsimenu, pirmą kartą kompiuterį gyvenime pamačiau, kai buvau 11 klasėje. Tai buvo 2001 metais
Ir man irgi atrodė kažkokia tiesiog dėžė priešais ir nesivaizduoju, kokios jo galimybės iš tikrųjų yra neribotos ir plačios. Ir dabar per šitiek metų, kiek aš jau įgijau žinių su šito kompiuteriu, tai yra tikrai nuostabus dalykas ir kai dabar darželė mes juokaujame, kad tie darželinukai mūsų, jie iš tikrųjų dar daugiau nusimano už mus vyresnius. Nes jiems nereikia nieko sakyti, nieko pasakoti, jie pamatė, pabandė, paspaudė ir jiems viskas pavyksta. O vyresniems žmonėms jau yra sunkiau, jiems jau reikia visą tai perėti per procesą ir visą tai įsisavinti, reikia tam tikro mokymo. Taigi noriu padėkoti mūsų projekto vadoviai, kad mus irgi taip pat įtraukė į šitą projektą. Mūsų atžalyno darbuotojams teko irgi dalyvauti šitame projekte. Ir iš mūsų įstaigos dalyvavo 5 žmonės, kurie įgijo ECDL kompiuterinio raštingumo pažymėjimus ir 2 žmonės, kurie įgijo kompiuterinio raštingumo pradmenų pažymėjimus. Tai būtų tiek. Ačiū. Aš noriu labai padėkoti, jau vieną kartą dėkojau Vilhelminai Stonienei už tai, kad leido pas ją įsteigti vykti ir dirbti ne tik tai Akmenės gimnazijoje, bet ir Kivilio skyriuje. Ar galėtumėte ką pasakyti? Iš tikrųjų, tai buvo geras laikmetis mūsų aplinkos ir artimesnės ir tolimesnės aplinkos žmonėm, kadangi prisilietė prie tų naujų technologijų, prisilietė prie kompiuterio, išmoko daugelio dalykų. Tai, ką ir pasakė Vytautas, ką tik dabar kalbėjęs, kad šitas laikotarpis tų naujausių technologijų. Mano 7-okai praeitą pamoką jį pavadino išmaniųjų laikotarpių. Tai iš tikrųjų yra nauja to, ko galbūt mes vyresnėje neturėjom tokios galimybės. Na ir be abejo, užsiminta konferencijoje buvo, kad pritarčiau tai minčiai, kad išmaniųjų laikas taip staigiai keičiasi, kad technika tiesiog nespėja kartu arba mūsų galimybės nespėja tą padaryti dėl to, kad jos yra per menkos. Ir visiškai neatsitiktinai Birutė ir pasakė, kad vis tik tai ji nėra tokia, kokia galėtų būti šiandien ugdymo įstaigose arba kitose vietovėse. Ir tai be abejo, jaunimas mus pralenkė 100%, dėl to, kad jie nebijo, jie drąsūs, jie energingi, jie nesijaučia, kad kažko negali padaryti ir žengia pirmin. Tai va su kitu projektu, tikiuosi, kad iš tų partnerių mus neišbrauksit. Su kitu projektu būtų labai gražu, kad mes visi galėtume atnaujinti pačiais išmaniausiais priemonėm, dalykais, kurie gali ateiti tiek į ugdymo įstaigas, tiek į kitus kolektyvus. Na, dėkoju, kad pačios esat labai šaunios, ypatingai pasidžiaugiau. Birutę tai pažįstu labai senai. Rita, kuri ne tik telefonu, bet ir šiandien pasirodė nuostabiai. Sėkmės visiems. Kaip ir sakiau, mūsų konferencija šiandien trumpa, dalykiška ir linksma. Aš noriu pasakyti, kodėl partneriai, visi nori būti partneriai, reikia būti pagrindiniais pareiškėjais. Rašyti, braukti, mesti ir vėl rašyti, o paskui visą tai vykdyti. Aš tikrai, mes labai noriai eitume partneriauti kur nors su kuo nors, bet vieną kartą tik teko partneriauti su Kelme. Ten neblogai mums buvo. O daug išmokom. Ir siūlau visiems pamėginti ir kviesti mus partneriais. Na, o dabar geros muzikos ir skanios kavos po muzikos. Aš pasiilgstu pražilusių naktų, vis laukiu, kol vėl neklausiu. Naktį aš liūdesį vėl prausiu, kol vėl neklausiu.
Kalėdos nakties romansą. Gal kas paduos man meilės taurę, kurią išgėręs savo meilės lauksiu. Gal kas paduos man meilės taurę, kurią išgėręs savo meilės lauksiu. Pirmas veiklos žvaigždėtas skraiste, naktis vilioti palaidūnę. Į perlaidūnį pažvelgsiu, kaip skęsta liūdesys svajonė. Į perlaidūnį pažvelgsiu, kaip skęsta liūdesys svajonė. Ar pastebėjot, visą apžvalgą svajonę viskas baigėsi. Kompiuterinio raštingumo kursai buvo puikia galimybė nemokamai įgyti žinių. Įgytos žinios padėjo dalyviams siekti karjeros ar persikvalifikuojant. Kaimo vietovių gyventojai, vyresni kaip 45 metų žmonės, išmoko naudotis informacinėmis technologijomis, kurios palengvino ir paįvairino jų gyvenimą.